aišku, tikėtis iš Herkaus Kumpio, jeigu jis galės rungtyniauti šioje serijoje, bet tai gali būti žaidėjas, kuris nuims kažkiek minučių nuo kitų svarbiausių komandos žaidėjų. Mindaugas Stašys, Mantas Ruikis, Julius Kazakauskas. Visi jie yra jau to veterano amžiaus, bet jie ketvirtfinalyje žaidė 5 rungtynių seriją, žaisdami po daugiau negu 30 minučių vidutiniškai. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip fiziškai atlaikys ši Palangos komandos trijulė. Bet aišku, Telšiai taip pat turėjo sunkią seriją, jie taip pat 3-2 įveikė Kauno rajono Omega Taurą LSU ir ten turėjo plušėti taip pat komandos veteranai. Vienas iš jų jūsų ekranuose Ignas Razutis, taip pat ir Ovidijus Kaminskis. Martynas Gecevičius buvo patyręs traumą ir dar tik po truputėlį sugrįžta po tos traumos ir dar tikrai nedemonstruoja to žaidimo, kurį gali demonstruoti, bet tai taip pat gali būti ginklas šioje serijos eigoje. Įdomi detalė ta, kad Telšiai šiame sezone nebuvo įveikę Palangos Olimpo, bet pastarąjį kartą apskritai prieš šios dienos varžovus yra laimėję 2023 metų lapkričio 30 dieną. Ir Palangos Olimpas yra ta komanda, kuri daugiau kaip 27% visų nesėkmių šiame sezone yra išrašiusi Telšių ekipai. Greitai perbėkime per komandų starto penketus. Palangos Olimpas Julius Kazakauskas, Mindaugas Stašys, Mantas Ruikis, Ernestas Bružas ir Julius Jucikas atidarė šiose rungtynėse pelnytų taškų sąskaitą. Telšių komandos penketas Ovidijus Kaminskis, Ignas Razutis, Gediminas Lešiauskas, Rolandas Jakštas ir Laurynas Kaveckis. Paminėjai, kad Herkus Kumpys yra registruotas priešingoje barikadų pusėje. Deividas Rasys negalės padėti šiandien savo komandai. Patyrė traumelę ir Deivido Rasio nebus aikštėje. Jis yra tik šalia aikštės. Aišku, jeigu žvelgsime į reguliaraus sezono kovos, Deividas Rasys juose per 3 tarpusavio rungtynes rinko tik po kiek daugiau nei 2 taškus, pataikydamas 1 tritaškį iš 9. Bet tai aišku galėtų būti ginklas šioje serijoje taip pat kaip papildomas rotacijos žaidėjas, siekiant galbūt kažkiek labiau nuvarginti ir Palangos komandą, kuri šiuose atkrintamosiuose kol kas realiai verčiasi viso labo 7 žaidėjų rotaciją. Čia labai nesėkminga Palangos Olimpo gynyba, kadangi į stiprią kairę pusę praleistas Laurynas Kaveckis lengvai ir lėtai veržėsi link krepšio, pelnė taškus. Stašys taip pat netikslus, lygus rezultatas 4-4 ir Telšiai gali išsiveržti į priekį. Rolandas Jakštas nusimeta Kaminskiui. Razutis vėl dalyjasi perdavimus su Jakštu. Lešiauskas sužaidęs puikias rungtynes, lemiamas prieš Omegos Taurą LSU, dabar pelno 3 taškus su pražanga. Iš esmės 2 taiklūs Lešiausko tolimi metimai antroje ketvirto kėlinio pusėje prieš Omega Taurą buvo vieni kertinių rungtynėse. Dabar jo 3+1 situacija ir Gediminas Lešiauskas pataiko savo 4. tritaškį po eiliui, skaičiuojant su tomis 5-osiomis rungtynėmis prieš Omegą. Taip pat be abejo labai svarbus faktorius ir namų aikštės pranašumas. Telšiai šį sezoną čia Telšių sporto arenoje yra pralaimėję tik 4 kartus. Iš tų 4 kartų pusė pralaimėjimų buvo būtent Palangos Olimpui, bet tai buvo pralaimėjimai su drama iki paskutinių sekundžių, kuomet vienoje iš tų dramų Stašys nulėmė viską pergalingų tritaškių, kitoje dramoje Palanga laimėjo 2 taškais. Mantui Ruikui buvo įrašyta pirmoji asmeninė pražanga puolime. Nusistūmė jis ten Gediminą Lešiauską. Lešiauskas tiek puolime ir gynyboje per pastarąsias 2 situacijas surinko 5 naudingumo balus. Tai yra 4 taškai, išprovokuota pražanga tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Kaveckis, jo globa dabar patikėta Stašiui. Razutis 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, reikia galvoti apie metimą. Razutis pats atakuoja ir pelno taškus per Ernestą Bružą. Bružas yra kitų komandų trenerių, taip pat šiame nacionalinės krepšinio lygos sezone visada pristatomas iš Palangos Olimpo komandų kaip vienas geriausiai besiginančių žaidėjų Olimpo gretose. Kartais ta gynyba šiek tiek būna tokia, kad jis prisirenka pernelyg daug tų pražangų, kai jau galbūt reikėtų pasisaugoti, nes labai maža Palangos komandos rotacija. Vos 7 žaidėjai realiai tempia komandą į priekį serijoje su Šakių komanda ir Bružas pastarosiuose 4 rungtynėse
rungtynėse puoliui surinkdavo po 5 pražangas, dėl ko jo minučių vidurkis prieš akių komandą serijoje buvo mažesnis negu galėtų būti, kaip ir to paties Juciko. Tai dar vienas žaidėjas, kuris mėgsta prisirinkti pražangų, bet tuo pačiu ir pats yra sunkiai sustabdomas. Rolandui Jakštui buvo užfiksuoti žingsniai. Dar kartą jūsų ekranuose. Neižvelgia čia jokio taisyklių pažeidimų iš Palangos Olimpo žaidėjų gynybos rungtynių arbitrai. Tai reiškia, kad 14 sekundžių savo atakai turės palangiškiai. Stašys išsimeta perdavimą Jucikui. Stašys su kamuoliu 8 sekundės. Mantas Ruikis, daug erdvės čia Ruikui. Ruikis žaidžia vėlgi puikias atkrintamasis 2 taškai. Ir nutraukė varžovų spurtą Mantas Ruikis. Vienas iš tų, ant ko laikosi taip pat Palangos komandos žaidimas tose svarbiausiose sezono serijose, sezono rungtynėse. Dabar Lešiauskas ir jo metimas. Atakuoja per Juliaus Juciko rankas. Lešiauskas nepataiko. Julius Kazakauskas ima atšokusių kamuolį. Geriausias 7bet.lt kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Bružas. Na šiaip apie Kazakauską kalbant, turbūt daugelį komponentų jis yra geriausias, jeigu žiūrėsime į skaičius ir ne tik į skaičius. O jo dėjimas iš viršaus dabar greitoje atakoje. Puikiai Gedimino Lešiausko pradžia, puikiai Telšių komandos pradžia nepatinka. Tai Palangos Olimpo vyriausiajam treneriui Erikui Kubiliui, kuris sužaidus 3,5 minutės. Pirmajame ketvirtyje paprašo minutės pertraukėlės. Lešiauskas pelnė 6 tašką, jau 8 naudingumo balo į jo sąskaitoje, buvo gražu žiūrėti į jo emocijas po sėkmingų epizodų 5-osiose serijos. Šias rungtynes kalbant su Palangos Olimpo vyriausiuoju treneriu Eriku Kubiliumi, tai Kubilis sakė, kadangi 3 rungtynes laimėjome, nors jos buvo apylygės, tai tarsi labai kažko apversti aukštyn kojomis, lyginant savo žaidime nuo reguliariojo sezono tarpusavio kovų nereikia, bet sakė, viską paruošėme taip, kad žinau, jog dar papildomus 8-10 taškų atimsim iš varžovų. Žiūrėsime, kaip seksis. Baigėsi pertraukėlė ir Palangos komandos ataka po jos. Jie atsilieka 6 taškais. Kazakauskas, ten dirbo Julius Jucikas, kad užsiimtų padėtį ant pausto, priimti perdavimo iš Jakšto, bet Jakštas nubėgęs ties perimetru, perima kamuolį, dabar tik jo nesuvaldydamas turbūt sutrukdo atlikti dėjimą savo krepšį, bet viskas taip pat efektyviai, nors ir ne vienodai efektyviai. Šiaip tikrai nėra lengvos atkrintamosios Telšiams. Iš esmės tai yra reguliaraus sezono nugalėtojai, kurie užėmė pirmą kartą klubo istorijoje pirmą vietą reguliariame sezone, bet Martyno Gecevičiaus trauma reguliaraus sezono pabaigoje kažkiek pakoregavo rotacijas. Šiuose atkrintamosiose taip pat kito tos rotacijos. Lukas Valantinas labiau dabar yra tas, kuris kyla nuo suolo, Jakštas rungtyniauja starto penkete. Martynas Gecevičius įpratę būdavome matyti jį startinėme penkete, kyla nuo suolo ir kažkiek yra pasikeitę tie lyderiai, bet Telšių komandos visada būdavo stiprybė, kad tai yra lygiavertė maždaug 10 žaidėjų komanda. Ir šiuose atkrintamosiose tai taip pat pasireiškia. Vėlgi šiandien nėra Deivido Rasio, tad tikėtina, jog ta rotacija krenta iki 9 žaidėjų, nepaisant to, kad yra registruoti jaunieji Benas ir Titas Leinartai, bet jie progų savaime suprantama negauna. Nojus Radžius pasirodė ant parketo Telšių komandos penkete ir stebi, kaip Gediminas Lešiauskas toliau siautėja šiose rungtynėse. Dar vienas jo tritaškis. 5 paeiliui, skaičiuojant ir praėjusį mačą. Stašys. 9 taškai. Skiria komandas. Stašys atiduoda Jucikui, Jucikas į kairę pusę, prašo pražangos, jos nėra. Vėlgi Telšiai apsigynė, skuba į galimai greitą puolimą. Kaveckis paleidžia tolimą metimą, nepataiko. Julius Kazakauskas kovojo dėl kamuolio, nuo Jakšto rankų kamuolys palieka aikštelę. Toks rungtynių arbitrų sprendimas. Na, šiandien tikrai yra tos patirties abiejose aikštės pusėse. Juozas Balčiūnas dabar keičia Mindaugą Stašį. Balčiūnas beje, na, savo, galima sakyti, tokią ryškesnę karjerą Lietuvoje būtent ir pradėjo nuo Telšių komandos. Šią ekipą papildęs 2018 metais ir tame 18-19 metų sezone jis rungtyniavo Telšiuose. Vėliau buvo etapas Jonavoje, o šį sezoną Balčiūnui Palanga yra 3. stotelė, Juliaus Juciko taškai. Nojus Radžius rikiuoja komandos draugus Telšių penketo atakai. Gediminas Lešiauskas, karštas Lešiauskas. Pats imasi iniciatyvos, dabar jau persistengė
norėjo pražangos, rodė, kad buvo pražanga, galbūt kažkoks kepštelėjimas ir buvo, bet vėlgi tai yra atkrintamosios, turbūt reikia tikėtis kietos atkaklios kovos. Julius Jucikas iš 3 taškų zonos nepataiko, Martynas Gecevičius taip pat pasirodė jau aikštėje. Nepelnė Martynas taškų lemiamame ketvirtfinalio serijos mače prieš Omega Taurą Lazų, bet atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ypač aštriai skirstęs kamuolį į baudos aikštelę ant pausto situacijų. Nojus Radžius atkrintamosiose demonstruoja, jog yra patikimas metikas, iš toli pataiko tritaškį. Tai yra jo atkrintamosiose 8 taiklus tolimas metimas iš 16 bandymų. Tai procentas 50 siekiantis ir yra beveik dvigubai didesnis negu Radžiaus pataikymas iš toli reguliariajame sezone, o čia labai gražu. Čia Jucikas vėlgi žiūri kreivai į teisėjus, norėtų dar ir vieno baudos metimo, bet 2 taškai pelnyti. Nepagailėjo perdavimų Ernestas Bružas, nors ten ir iš pirmo žvilgsnio ir pats kitą kartą gali užsibaigti tokiose situacijose. Gecevičiaus pirmas metimas rungtynėse netaiklus. Kazakauskas padaro viską, kad Olimpas nusimtų šį atšokusį kamuolį. Ruikis, Jucikas prieš Rolandą Jakštą. Nekartą šiame ketvirtyje jau atakavo Jakštą Jucikas. tą daro ir toliau. Kamuolys išliks Palangos Olimpo komandos rankose. Ir kasgi jei ne Kazakauskas prisidėjo daugiausiai prie to, kad būtų sukurta dar viena galimybė Palangos komandai. Kalilas Tomasas debiutuoja šiame pusfinalyje, jis keičia Julių Juciką. Pridėjo fiziškumo Palangos Olimpo komandai Kalilas Tomasas, puikiai lipantis ant lentos žaidėjas, turi metimą iš vidutinio nuotolio, o yra žinomas anksčiau žaidęs ir Šilutės, ir Jonavos Sybet komandose, ne tik nacionalinėje krepšinio lygoje, bet su Jonava ir Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje. Apmaudžiai nepataiko Bučiūnas. Kalilas Tomasas beje ne nuo sezono pradžios prisijungė prie Palangos komandos. Jis prisijungė tada, kai reikėjo papildymo aukštaūgių grandyje, kai ir Vytautas Šarakauskas iškrito iš rikiuotės, taip pat iškrito ir Nojus Pabrėža. Ir Kalilas Tomasas prisijungęs debiutavo būtent rungtynėse prieš Telšius. Tiesa, tas pirmas mačas nebuvo kažkuom ypatingas, 6 taškai ir -1 naudingumo balas, bet šiaip Tomasas rungtyniauja naudingai, o čia Palanga apsigina. Į greitą puolimą skubo Palangos Olimpas. Ernestas Bružas įstringa varžovų gynyboje. Rungtynių arbitrai fiksuos prašangą kažkam iš Telšių, kitai būti žaidimas koja. Tokį bent jau gestą rodė vienas iš arbitrų, Mantas Masalskis. Į Nojus Radžiaus kojas atsitrenkė kamuolys. Julius Kazakauskas su dvigubinta gynyba prieš jį. Aukštai kyla Kazakauskas. Balčiūnas po išsikeitimo likęs prieš Vilių Pocių, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Neria pats su Valantino kontaktu ir gerai atstovi gynyboje Valantinas. Na šiaip, Agnijau, šios atkrintamosios vėlgi žavi, kokia atmosfera buvo kurta Jurbarke, kokia atmosfera yra, tikiu, dar bus kuriama Vilkaviškyje, Žalgirio dublerius Marijampolėje palaikė, taip pat Green White Boysai, bet čia Telšiuose vėlgi tikrai nemažai žiūrovų, nepaisant to, kad darbo diena ir tikrai geras palaikymas, o tas palaikymas yra be abejo taip pat dar garsesnis, kai komanda taip pataiko iš toli. Radžiaus antras taiklus tritaškis. Ketvirtą tolimą metimą iš 7 šiame kėlinyje pataiko aikštės šeimininkai. Jų persvara siekia 11 taškų. Bružas patikima Kalilo Tomaso užtvara, daug erdvės Bružui. Dabar pasiseka, kad pačiam Ernestui į rankas nukrinta kamuolys, o Kalilas Tomasas turėtų atakuoti Lauryną Kaveckį. Nusimeta ties perimetru, Valantinas žinoma Bružo nesugaudys. Paima asmeninę pražangą Lukas. Na ten jau ir Kaveckis atrodė, kad jeigu kas, aš žinau, kad galima prasižengti. Yra dar komandinių pražangų rezervas. Kaveckis buvo prieš Tomasą. Tomasas taip nebandė atakuoti varžovų, nusimetė ir Valantinas prasižengė jau nebespėdamas stabdyti varžovo. Bet Telšiams tai tik 3 komandinė pražanga, o Stašys matomas sugrįžęs į aikštę. Minutė 35 lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Kazakauskas, Juozas Balčiūnas ir visus perdavimo kelius uždaro Lukas Valantinas. 2 iš eilės sėkmingi jo epizodai. Iš 3 taškų zonos meta Kaveckis ir
penktasis Telšių komandos tritaškis pirmajame kėlinyje. Kas vyksta Telšių sporto arenoje? Jeigu taip ir toliau, tai Telšiai gali važiuoti ir nuvažiuoti šiose rungtynėse. Stašys po driblingo atakuoja pats, nepataiko Martynas Gecevičius. Įsirašo naudingumo balą ir atkovotą kamuolį rungtynėse. Valantinas dirba, kad pastatytų užtvarą Gecevičiui. O dabar vėlgi tas žaidimas, kurį matėme Telšių komandoje ir prieš Omegą. Gecevičius pick and rollą žaidžia tiesiog nuostabiai. Plius 16 ir kol kas šį sezoną Telšiai tokia persvara prieš Palangą dar nebuvo. Pirmavę trečiajame tarpusavio mače reguliariame sezone Telšiai vienu metu buvo priekyje plius 12. Dabar 16 taškų pranašumas vienos komandos pusėje ir įstrigusi Palangos komandos ataka, bet aišku, dar laukia 3 kėliniai ir manau, kad Palanga dar tikrai gali grįžti, bet reikia kokybiško žaidimo tiek puolime, o ir gynyboje yra problemų. Apmaudžiai čia nesuvaldė kamuolio Mantas Ruikis. Erikas Kubilius ieško variantų. Ant parketo pirmą kartą šiose rungtynėse pasirodo ir Tomasas Zelenski. Juozas Balčiūnas prilipęs prie Radžiaus. Liks dar laiko atakai ir Palangos Olimpo komandai. Gecevičius ir dabar į pergudravo ir pats save. Julius Kazakauskas. Vilius Pocius stabdo aikštės viduryje galimai greitą Olimpo ataką. Kas krenta į akis, kad Telšiams tai buvo tik antroji klaida, Palanga jau yra praradusi 5 kamuolius ir be abejo tolimi metimai šeimininkai realizavo 5 iš 8, o svečiai prametė visus 3. Taip pat ir dvitaškių taiklumas yra geresnis šeimininkų pusėje, o šiaip šiandien susitinka dvi komandos, kurios pagal pataikymą yra vienos geriausių lygoje, pagal tolimus metimus ir jų pataikymą abi komandos yra top 3-tuke. Palanga yra tikriausiai baudas metanti komanda, o Telšiai dar prie to prideda, kad jie yra viena tikriausių ir dvitaškių metikų visoje lygoje, skaičiuojant visą sezoną. Stašo rankose kamuolys, 14 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Pasistengs visą išnaudoti likusi pirmo ketvirčio laiką Palangos krepšininkai. Tomaso užtvara 2 prieš 2, Tomasas nesugraibo šio perdavimo. Paskutinė sekundė nebespės čia Martynas Gecevičius išmesti metimo. Taigi po pirmųjų 10 minučių šaltas dušas ir knockdownas Telšiuose 28-12, 16 taškų, aikštės šeimininkų persvara, keliamės į trumpą pertraukėlę. Aikštės šeimininkai taip susirinko pirmajame kėlinyje, tuo tarpu Palangos Olimpas nepelnė nei taško greitose atakose. Klaidų grafa taip pat rėžė akis. Olimpas suklydo 6 kartus ir iš tų 6 klaidų Telšiai dar surinko 9 taškus. Kada Telšių komanda suklydusi 2 kartus, viso labo padovanojo po šitų klaidų 2 taškus Olimpo komandai. Viskas prasideda nuo geros Telšių komandos gynybos. Šiaip iš esmės, taip žvelgiant, savo ketvirtfinalio seriją Palanga baigė šeštadienį, Telšiai sekmadienį. Abi komandos turėjo pertrauką prieš atkrintamasias. Ketvirtfinalyje taip pat sužaidė po 5 rungtynes, tad iš esmės atrodo, kad galbūt kažkokį pranašumą galėjo turėti Palanga. Taip verčiasi jie mažesnė rotacija, bet turėjo dieną daugiau pailsėti prieš šias rungtynes. Bet kol kas matome, kad Palangos Olimpas atrodo kažkiek išsimušęs iš ritmo, kažkiek pasimetęs, o Telšiai mėgaujasi tuo krepšiniu čia Telšių arenoje. Ir išskirčiau Lauryną Kaveckį, bent jau statistiškai, jam esant aikštėje atrodo komanda tik bėgo į priekį. Jam esant aikštėje komanda pelnė 17 taškų daugiau negu varžovai, plus 17, plus minus rodiklis, kai antras komandoje pagal tą plus minus rodiklį yra Radžius su plus 10, o Leščiauskas karštas, kaip nežinau, kada karjeroje toks buvo. Po lemiamų ketvirtfinalio serijos rungtynių ir toliau tęsia dabar ne tik tokį pat, bet dar geresnį pasirodymą Gediminas Leščiauskas, Lukas Valantinas. Prieš stumdusi su Juliumi Juciku įrašyta asmeninė pražanga bus Lukui Valantinui, antra asmeninė šiose rungtynėse. Ir šiaip kalbant apie Gediminą Leščiauską, jis šiose atkrintamosiose buvo visoks. Pirmosios 4 rungtynės su Omega, jo taškų vidurkis siekė 8, bet tada pramušė jis 5 serijos rungtynėse 17 taškų, 6 iš 6 taiklūs metimai iš žaidimo ir šiandien Leščiausko sąskaitoje jau 12
taškų su 3 taikliais tritaškiais paeiliui. Galilas Tomas pats atakuoja iš vidutinio nuotolio, nepataiko. Ir vėlgi Telšiai nesuteikia jokios erdvės galimybei Olimpui atsikovoti kamuolio. Martynas Gecevičius klaidina Stašį, jo metimas iš 3 taškų zonos. Ir toliau tritaškių fiesta, tritaškių lietus Telšių sporto arenoje. Na, jeigu jau Martynas Gecevičius gauna tokią progą, tai galima nebejoti, kad jis tikrai pratęs tą tritaškių lietų. Šiaip, na, žvelgiant į Palangos komandos žaidėjų amžiaus vidurkį, jeigu taip ir toliau gali komanda pagalvoti, kad šiandien galbūt nebepersistengiam, pataupom jėgas ir ruošiamės jau Palangai. Serija, manau, kad tikrai nusimato ilga, patirties Palanga turi, kaip laimėti tokias serijas. Na, jeigu taip ir toliau gali būti, jog kažkiek jau bus galvojama apie kitas rungtynes, o Palangoje komandos dar sykį žais jau šeštadienį. Serijai Telšius grįžta balandžio 1-ąją ir tai nėra pokštas. Jeigu prireiks 4 rungtynių, jos vyks balandžio 5-ąją. Jeigu, kaip prognozuočiau, turėsime pilną 5 rungtynių seriją, 5-osios rungtynės vyktų čia Telšiuose balandžio 7-ąją. Aštrus Juozo Balčiūno reidas skrodžiantis Telšių komandos gynybą. Po ilgesnės pertraukos Palangos Olimpas pelno taškus ir tik dabar sužaidus daugiau nei 2 minutės atidaro pelnytų taškų sąskaitą antrajame ketvirtyje. Nojus Radžius nori prisijungti į Telšių komandos tritaškių konkursą, bet prameta Nojus. 14-0 prieš tai spurtą buvo fiksavę Telšiai ir šiandien jau tokius 2 didelius spurtus jie padarė pirmajame kėlinyje ir visai nesenai. Dabar Palangos komandos, na, toks kur kas kuklesnis spurtas, bet dar 2 taškai ir jau Sandis Buškevicas. Pelnytų taškų sąskaita šiose rungtynėse. Martyno Gecevičiaus rezervas puolime, bet kuriuo atveju yra kaip ir vienas labiausiai vis dar neišnaudotų atkrintamosiose varžybose Telšių komandoje, kadangi Martynas Gecevičius reguliariajame sezone rinkdavo daugiau kaip po 13 taškų ir su daugiau kaip 17 naudingumo balų yra naudingiausias komandos žaidėjas. Rolandas Jakštas pašokdina varžovą po driblingo metą pats suklaidinęs ir pelno taškus. Jeigu jau ir Jakštas pataiko tokius metimus, na, Palanga tikrai turi problemų. Ruikis bandė iš karto atakuoti iš toli ir galbūt net ir pražangą išprovokuoti. Viskas baigėsi antrojo šanso taškais. Palanga pelno 4-ąjį tašką antrojų bandymų. 4 puolime atkovoti kamuoliai. 10-ajam numeriui Mantui Ruikiui rašyta asmeninė pražanga. Ruikis prasižengia antrąjį kartą. Tik pirmoji komandinė Palangos Olimpo pražanga šiame ketvirtyje. Dar Ruikis padiskutuoja apie prieš tai vykusius epizodus su Milita Stalaučinskaitė. Na, įspūdinga Mantui Ruikiui 39 ketvirtfinalyje, žaisdamas praktiškai kas antrą dieną, jis vidutiniškai aikštėje praleisdavo po beveik 34 minutės. Stašiui taip pat 39 metai ketvirtfinalyje, jo minučių vidurkis buvo 31 minutė, o čia dar vienas taiklus metimas. Nojus Radžius išbėgęs iš už užtvaros, besibaigiant atakai skirtam laikui, pelno tritaškį. 8 Telšių komandos tolimas metimas šiose rungtynėse, dar net neįpusėjus antrajam ketvirčiui. Per aukštas perdavimas Kazakauskui, nesugeba Julius jo pasiekti ir skęsta toliau Palangos komanda šiose rungtynėse. Ir kas labai krenta akis, Telšiai šį sezoną yra ta antra komanda pagal rezultatyvių perdavimų ir klaidų balansą. Omega turi geriausią santykį, jau savo sezoną baigė ir Telšių komanda yra ta antra geriausia ir šiandien Telšių komandos rezultatyvių perdavimų ir klaidų balansas yra 7-2. Tai yra vos 2 prarasti kamuoliai ir 7 perdavimai tikliam metimui. Priešingoje barikadų pusėje 5 perdavimai tikliam metimui ir jau 7 klaidos. Kaip įkirto po krepšių Gediminas Lešiauskas ir koks savalaikis Nojaus Radžiaus perdavimas. 41-18, nepadorus skirtumas Telšių sporto arenoje. Turbūt nuo to tikėjasi. Prisipažinsiu, kažkiek apšalęs esu nuo to rezultato. Galima pasidaryti nuotrauką. Manau, kad šioje serijoje tokie skirtumai bus labai retas variantas, bet šiandien
Telšiai atrodo, kaip nežinau, tas gaivus oro gūsis pavasarį, kai viskas gražėja, viskas atsigauna, Telšiai šiandien bėga, Telšiai pataiko, Telšiai dirba gynyboje ir tai yra komanda, kuri ne veltui turbūt laimėjo reguliarųjį sezoną, o čia pražanga puolime Jucikui. 23 taškų skirtumas tarp komandų dar neįpusėjus. Antrajam ketvirčiui Jakštas. Pražanga bus fiksuota Juozui Balčiūnui. Toks rungtynių arbitrų sprendimas. Antroji pražanga Balčiūnui. Trečioji komandinė Palangos Olimpui šiame ketvirtyje. Balčiūnas, Ruikis ir Jucikas jau turi po 2 asmeninės pražangas. Jakštas. Pirminė rotacija maža, tad vėlgi reikia atkreipti dėmesį į tas pražangas. Ovidijaus Kaminskio reidas per nutiestą bėgimo takelį link Palangos Olimpo krepšio. Nesusidūrė su jokiais sunkumais čia Kaminskis, skirtumas toliau auga. Stašys. Julius Kasakauskas. Reikia lyderystės Palangos Olimpui. Ir nėra jokių variantų puolime. Pasižiūrėkime, Stašys buvo labai gerai atkirstas nuo komandos Juciko. Toks sudėtingas metimas. Net jeigu ir pataikytų tokį, Telšiai su tuom gali gyventi. Su tokia gynyba Palanga šiandien variantų neturi, juolab dabar yra minus 25. O na, kai tu tiek pralaimi pirmoje mačo pusėje, turbūt net sunku atrasti variantų, kaip galėtum išlipti. Juolab situacija nesikeičia. Laisvi plotai, daryk, ką nori. 16 taškai šiuose rungtynėse pelno Palangos Olimpas. Praėjusiais metais laimėjo bronzą 3-2 mažajame finale, įveikė Marijampolės Sūduvą. Žinoma, tai buvo kitokia komanda, tai buvo labai ambicingas projektas, kuris visus metus garsiai kalbėjo, kaip nori į Lietuvos krepšinio lygą. Bet to nepavyko pasiekti Palangos Olimpui ir Jonas Vainauskas po to sezono būtent pasitraukė iš Palangos. Na šiaip Agnių priminėjai tą seriją Telšiai su Kretinga praėjusio sezono atkrintamosiose. Tada Kretingos komandoje žaidė ir Stašys, ir Ruikis. Ir Stašys toje serijoje rinko po daugiau negu 23 taškus. Stašys šį sezoną jau su Palangos komanda Telšius baudė 2 kart pataikydamas pergalingus metimus. Tai aš nežinau, manau, kad Telšiai pamatę Stašį pradeda kartais purtytis, jaustis nejaukiai. Bet šiandien atrodo, kad ta Stašio baimė įveikta ir Stašys ne faktorius, o Telšiai bėga į priekį. Aš matau minus 29 ir galbūt net jau šioje rungtynių pusėje galime kalbėti apie tai, kad Telšiai veržėsi į priekį šioje serijoje. Iš 3 taškų zonos Zelenskį meta, nepataiko, Kasakauskas suteikia antrąją galimybę Palangos Olimpui su dvigubinta gynyba prieš Kasakauską. Nusimeta Zelenskį, Jakštas čia tarsi ir vertikaliomis rankomis ištiesęs stovėjo, bet rungtynių arbitrai fiksuoja kontaktą korpusu turbūt šioje situacijoje. Taip užšoko šiek tiek ant Zelenskį. Ir Rolandui Jakštui įrašyta pirmoji asmeninė pražanga. Zelenskį prie baudos metimų linijos. 19 metų jaunasis Palangos Olimpo atstovas, atvykęs prieš šį sezoną iš Klaipėdos Neptūno Aqua Service ekipos. Kol kas viską pasako skaičiai. Šeimininkai pataikė 19 metimų iš 29 su 8 taikliais tritaškiais, vos porą padarytų klaidų. Svečių komanda padarė 9 klaidas, pataikymas iš žaidimo 9 metimai iš 26 prametus visus 7 tritaškius. Su tokiais skaičiais šansų nėra, bet vėlgi, kartais būna. Viskas apsiverčia aukštyn kojomis ir pasižiūrėkime, galbūt kažką Palanga dar šiandien pasiūlys. Zelenskis sumeta baudos metimus. Pabandė dar Balčiūnas ir nuo galinės linijos pasitikti aktyvesnė gynyba nuo Juradžių. 10 sekundžių iki Telšių komandais atakais skirto laiko pabaigos. Perdavimas pro galinę liniją tarsi kometa. Čia nėra Vilius Pocius ir 2 Pocius taškai. Telšiai 24 taškus pelnė tolimais metimais ir jau 20 taškų pelnė iš baudos aikštelės. Ir dažniausiai tai buvo lengvi, paprasti metimai. Tai iš esmės, o apie tuos
laisvus tritaškius, kalbant, Telšiai taip pat susimetė daug laisvų tritaškių. Tai iš esmės labai daug gerų situacijų Telšiai pavertė taškais, kai varžovų gynyba nefunkcionuodavo arba nesudirbdavo taip, kaip norėtų Erikas Kubilius. Ernestui Bružui įrašyta pirmoji asmeninė pražanga. Palangos Olimpas atkeliauja į bonuso situaciją pagal komandinių pražangų skaičių antrajame ketvirtyje. O prieš tai vykusios atakos metu Kalilas Tomas nieko nesugebėjo padaryti prieš Rolandą Jakštą. Na, akivaizdu, kad tarsi to žaidimo žaidžiant nugarą į krepšį fiziškumo tuo metu Tomasui trūksta. Čia vėlgi tik pasiseka Palangos komandai, kad išsprūdo kamuolys ten Viliui Pociui, bet ten vėlgi baudos aikštelėje buvo per daug tų erdvių, tų plotų, tų erdvių pasivaikščiojimams. Dabar viskas baigėsi Telšių komandos klaida, o šioje aikštės pusėje buvo fiksuota pražanga Viliui Pociui, antroji asmeninė, ir dabar komandos turi po 4 komandinės, kiek daugiau nei 3 minutės lieka pirmoje mačo pusėje. Dar nei 17 minučių šiose rungtynėse neprabėgo. Telšiai yra surinkę beveik 200 taškų. Zelenskiai iš 3 taškų zonos ir prisitaiko antruoju bandymu. Šiandien imas iniciatyvos, nes nėra kam Palangos lyderį išgaudyti. Julius Jucikas turi 10 taškų, Zelenskiai 5 taškus ir jis yra antras pagal rezultatyvumą. Kazakauskas, Tašys ir Ruikis, visi 3 kartu yra pelnę 2 taškus. Ruikis pasižymėjo 1 taikliu 2 taškiu, bet tai yra viskas iš šio trejeto, kuris yra vienas svarbiausių komandoje. Lečiauskas tuo tarpu pelnė 18 tašką jau šiose rungtynėse. Ernestas Bružas, jo bandymas surasti Julių Kazakauską. Čia jau tarpusavį. Kaip išmuša kamuolį. Ir 2+1. Jucikas taip pelnė savuosius taškus, bet Zelenskis, sakyčiau, iš to, ką duoda savo komandai, tai yra vienas geriausių žaidėjų. Dabar jis štai taip išmuša kamuolį iš už nugaros Razučiui ir po to dar provokuoja pačio Igno pražangą ir pelno 2 taškus. Galbūt jis įkvėps savo komandą. 9 taškus Tomašas Zelenskiai buvo pelnęs daugiausiai šiame sezone gruodžio 21 dienos mače prieš Alytaus Alytų. O šiandien Zelenskio sąskaitoje dar antrajame ketvirtyje po šio baudos metimo jau 8 pelnyti taškai. Ir atsilikimas šiek tiek mažėja, bet vėlgi, na, tie skaičiai tokie kardinaliai skirtingi, jog Telšiai kontroliuoja šias rungtynes, dabar jie turi kamuolį. Kaminskis atiduoda Gecevičiui. Prieš Gecevičių Juozas Balčiūnas stengiasi nesuteikti erdvės, ieško ten perdavimo tarpu. Martynas Gecevičius turės galimybę dar pratęsti savo ataką Telšiai nuo Olimpo žaidėjų kojų. Kamuolys paliko aikštelę. Kaveckis grąžino jį į žaidimą. Sulaukia perdavimo gal iš Kaminskio ir sužingsniuoja. Čia Laurynas Kaveckis, viena iš retesnių Telšių komandos klaidų, tik 4 šiose rungtynėse. 4 klaidos, jos pavirto 5 Palangos komandos taškais po varžovų klaidų. Na, dar ši klaida gali pavirsti taip pat papildomais taškais. Pasižiūrėsime Palangos komandos ataką, kuom jį baigsis. Valantinas sėdasi ant suolo ir prasideda prieš paskutinę antrojo kėlinio minutę. Alytaus klubą atstovavo Juozas Balčiūnas ir tai dar nebuvo ta komanda, iš kurios atvyko į Palangos Olimpo. Balčiūnas buvo dar Atkarpėlė ir Joniškio Delikatese, o tose rungtynėse 6 tritaškius sumetė ir pasiekė sezono rekordą Balčiūnas. Na, tada Alytus čia Telšiuose vos nenugalėjo šeimininkų, tai buvo vienas tų tokių labiau netikėtų rungtynių, bet Telšiai tada išsikaptė, čia Gecevičius po pertraukėlės dar vienas siuntinukas vertas 3 taškų. Po Gecevičiaus antro tritaškio šiose rungtynėse Telšių ekipa yra jų pataikusi jau 9. Pirmoje rungtynių pusėje vėl 25 taškai skiria komandas. Čia geras perdavimas Kalilui Tomasui ir Tomaso taškai tik pirmieji šiose rungtynėse. Na, man ypatingai trūksta Tomaso šiandien. Bet kažkiek jau smagiau žiūrėti Palangą, atsiranda kažkokios atakos su rezultatyviais perdavimais, su
geromis progomis ir tai jau yra bent jau pozityvas puolime. Gynyboje Kaminskis štai taip sutvarko Kalilą Tomasą, kuris yra aukštesnis už Kaminskį, bet patirties Kaminskis parodo, jog turi daugiau. Ta patį, ką sukūrė prieš tai puldamas, Tomasas viską sudegina gynyboje. Dabar Balčiūno metimas netikslus, greitoje atakoje Laurynas Kaveckis nepataiko, Kaminskis bando kartoti metimą, Tomasui taisyklių pažeidimas. Ir Kaminskis stos prie baudų metimo linijos. Taip pat kaip ir Leščiauskas, jis suspindėjo ketvirtfinalyje 5 serijos rungtynėse 13 taškų, 22 naudingumo balai, iki tol rinko serijoje po 6 taškus. Ir Kaminskis iki šių rungtynių buvo pataikęs 11 dvitaškių iš eilės. Šiandien kol kas jo pataikymas iš 2 taškų zonos taip pat 100%, 2 iš 2. Tai reiškia, Kaminskis jog yra realizavęs 13 dvitaškių iš eilės atkrintamosiuose. O dabar pataikė pirmąjį baudos metimą Kaminskis, beje praėjusiuose rungtynėse pataikęs vieną baudos metimą prieš Omega Taurą LSU. Kaminskis pakilo į antrą pagal daugiausiai baudos metimų pataikiusių žaidėjų sąrašą visoje 7bet NHL istorijoje. Na, čia matome laikas įstrigęs, kurį matome ekrano apačioje, bet su rungtynių laiku viskas gerai. Jis tiksi, lieka 15 sekundžių ir dar Palangos Olimpas turėjo puikią progą sumažinti atsilikimą. Ir dar viena puikia proga, bet ne šiandien. Priminsime, kad iškart po antro ketvirčio niekur nepabėgtumėte nuo televizijos ekranų, kadangi pakalbinsime vieną iš Telšių komandos žaidėjų. Taip, laukime kol kas karšto interviu. Sandis Buškevicas mūsų ekranuose. Kol kas Telšių komandoje, na tikrai, yra karštų vyrų. Gediminas Leščiauskas 18 taškų jo sąskaitoje. Nojus Radžius 3 taiklus tritaškiai, kaip ir Gedimino kraityje. Radžius pelnė 9 taškus. Na ir kol kas daug apmąstymų Palangos komandos pusėje. Eriką Kubilių matome savo ekranuose. Kol kas labai sudėtinga Olimpo pirmoji mačo pusė. 10 klaidų, buvo su 2 taiklus tritaškiai iš 12 bandymų. Julius Kazakauskas, naudingiausias lygos žaidėjas, 0 taškų. Taip, jis atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Tai yra... Grįžtame po didžiosios pertraukos į Telšių sporto areną. Turi problemų čia Palangos Olimpas ir didelių problemų. 31-57, 26 taškais atsilieka prieš pirmoje rungtynių pusėje bėgusią ir nubėgusią Telšių komandą. Ir kaip ir kalbėjo prieš pat trečiąjį, ketvirtį ir antrąjį rungtynių pusę Mindaugas Stašys, tai neatsako visų pirma Telšių komandai fiziškumu. Yra išmušinėjami žaidėjai, atkirtinėjami tiesiog nuo atakų ir Mindaugas Stašys šiandien per 12 aikštėje praleistų minučių kol kas nėra pelnęs taškų, nėra pelnęs nei taško. Julius Kazakauskas, Dainiau, ar pameni tokias rungtynes sezone, kada per pirmus 2 kėlinius Kazakausko ir Stašio sąskaitoje nebūtų nei vieno pelnyto taško? Na, turbūt nėra ką prisiminti, nes taip nėra buvę. Bet aš galbūt netgi labiau ne apie Palangą kalbėčiau, apie Telšius, nes Palanga nežinau, ar žaidžia blogiausiai krepšinį šį sezoną, ką šiandien demonstruoja čia Telšių arenoje, bet kad Telšiai įvertinus šių rungtynių svarbą, kontekstą ir taip, kaip žaidė Telšiai ir dar įvertinus varžovą, kad tai yra vis tik labai pajėgus varžovas, Telšiai, sakyčiau, žaidžia geriausiai krepšinį. 2 kėliniai prabėgo ir tai, kas yra susikrauta, yra labai daug, plus 26, vienu metu buvo plus 29 ir Telšiams svarbiausia trečio kėlinio pradžia. Jeigu neduosi varžovams pajausti, įpusėjus kėlinių, jeigu skirtumas laikysis panašus, gali būti taip, jog šios rungtynės jau ir nueis į vieną pusę, o ten matėme ir Rytį Vyšniauską, besimėgaujantį Telšių atmosfera. Štai čia Rytis su savo širdies drauge lankosi Telšiuose ir nėra jis atsitiktinis svečias čia. Kol kas krepšinis toks, kad laimi jaunystę. Jeigu žiūrėsime į šį kadrą, Stašys prieš Radžių. Radžiui 19 metų, Stašiui 39, bet Radžius šiandien 9.15 naudingumo balų. Apie Stašio vargus jau kalbėjai, Agniau. 9 tolimus metimus pirmoje rungtynių pusėje pataikė Telšių ekipa, taip pat kur kas mažiau klysta, 4 klaidos prieš 10 Palangos
Olimpo ir Gediminas Lešiauskas žaidžia vienas geriausių rungtynių sezone, 18 pelnytų taškų šio gynėjo sąskaitoje. Taip pat 9 yra pridėjęs Nojus Radžius, tuo tarpu Palangos Olimpo gretose Julius Jucikas yra pelnęs 10 taškų. Ir šiandien Tomas Zelenskiai, 8 taškai per 2 ketvirčius. Jis kažkiek įpūtė tos naujos energijos Palangos komandos žaidime, o paminėjai Lešiauską, jis, sakyčiau, buvo tas, kuris užvedė visą šį vakarėlį Telšių arenoje. Jis labai gerai pradėjo rungtynes, pataikė kelis metimus, tada gerai pasijautė ir kiti. Nojus Radžius pataikė, Martynas Gecevičius realizavo porą tritaškių. Komanda bėgo į priekį, pats Lešiauskas yra surinkęs, kaip ir minėjai, 18. Ir rungtynių pradžioje buvo tik metas, kuomet Palanga trumpai pirmavo, tada Telšiai spurtavo 8-0, vėliau dar sudavė vieną spurtą 14-0 ir turime, ką turime. Mindaugas Stašys prieš tai vykusios atakos metu neatidarė savo pelnytų taškų sąskaitos, Ovidijus Kaminskis kitoje aikštės pusėje pelnė pirmuosius Telšių taškus po didžiosios pertraukos. O dabar pražanga įrašyta Nojui Radžiui, tik pirmoji asmeninė šiose rungtynėse, atskubėjo į pagalbą gintis prieš Julių Juciką. Ir pratęs savo ataką Palangos Olimpas, Jucikas su kamuoliu. Kokia aktyvi kontakto gynyba iš Rolando Jakšto. Mantas Ruikis nusimeta Jucikų. Jucikas prieš Kaminskį nepataiko iš dėkingos padėties. Dar kartą kamuolys krenta Olimpo žaidėjams į rankas. Stašys. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Julius Kazakauskas pakilęs aukštai, nesinaudoja čia ir fiksuoja nešto kamuolio taisyklę. Bet kaip vargsta šiandien Mindaugas Stašys, kaip jam nėra lengva, kiek jam pasiūloma kontakto. Ir čia šioje atakoje Nojus Radžius puikiai sudirbo gynyboje, dar ir išprašo galiausiai to palankaus švilpuko Telšiams Radžius, bet ten buvo klaida ir vėlgi išprovokuota Telšių komandos klaida varžovams. Lešiauskas tarp dviejų varžovų nusimeta Kaminskiui. Kaminskis iš kampo ieško laimės prie 3 taškų zonos, nepataiko. Gediminas Lešiauskas stumdosi su Mantu Ruikiumi net ir po teisėjų švilpuko. Šioms rungtynėms, priminsime, teisėjauja Rytis Vitkus, Mantas Masalskis ir Milita Stalaučinskaitė. Julius Kazakauskas jūsų ekranuose. Abi komandos turėjo savaitgalį 5-asias serijų rungtynes ir apsilankė rekordinį žiūrovų skaičius tiek čia Telšiuose, tiek Palangoje. Nežinau, ar šiandien Telšiai pagerino tą rekordą iš pažiūros, galbūt ir ne. Čia jau galbūt skaičiuoja nepilnai 800 žiūrovų šiandien Telšių tai sporto reikėtų arena. su Telšių atstovais pakalbėti, kaip ten yra. Palangoje šeštadienį manau, kad gali būti tas žiūrovų kiekis pagerintas, kas buvo 5 rungtynėse su Vyčiu. Palangos komandai palaikymo reikės, nes šiandien čia Telšiuose gero gyvenimo nėra. O čia buvo pirmos atakos pakartojimas dar kartą. Ovidijus Kaminskis pelnė 4 tašką visiškai analogiškų būdų. Kaip ir prieš 14 akimirkų Julius Kazakauskas ieško Juciko, atiduoda perdavimo ir kaip triumfuoja Telšių komandos ir atsarginis žaidėjų suolelis. Julius Jucikas sustabdytas, sužingsniuoja, atsimušęs į betoninę aikštės šeimininkų gynybinę sieną ir nuleida galvas Palangos Olimpo krepšininkai. Ir vėl priversti grįžti į gynybą. Pataikė Kazakauskas jau prieš tai vieną tritaškį, bet iš esmės prabėgo 2,5 minutės ir nematau, kad labai būtų kažkas pasikeitę. Telšiai žaidžia ir toliau su gera energija, Palangos komandos puolimas ir toliau stringa ir tos klaidos taip pat ir toliau yra daromos. Tiesa, dabar čia nerezultatyviai Telšių ataka, bet tai tik maža dalelytė. Antroji asmeninė pražanga Gediminui Lešiauskui, Mindaugas Stašys su kamuoliu. Julius Juciko užtvaras, Stašys jie nesinaudoja. Jucikas užsiėmęs gerą poziciją gauna perdavimą ant pausto. Rolandas Jakštas iškart pažeidžia taisyklės, žinodamas, kad čia jau sustabdyti turbūt oponento nepavyks. Trečia Jakšto pražanga, Valantinas žengia į aikštę. Šiandien Sandis Buškevicas naudojasi 9 žaidėjų rotaciją. Deividas Rasys negali padėti komandai, bet iš esmės jo nelabai ir trūksta. Ir apskritai Sandis gali parotuoti
tas minutės tiems, kam šiandien puikiai sekasi. Pavyzdžiui, Ignui Razučiui suteikiama daugiau poilsio minučių. Iš esmės jo tokio ir didelio indėlio nereikia, kokį Razutis davė ketvirtfinalio serijoje. Šiandien vos 7 minutės ant parketo praleido Razutis, o Valantinas, kuris yra komandoje pirmas pagal rezultatyvumą įvertinus visą sezoną, šiandien žaidė apskritai mažiausią minučių kiekį. Nojui Radžiui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Mindaugas Stašys prie baudos metimų linijos tik dabar pelno pirmąjį tašką šiose rungtynėse ir pirmąjį tašką pusfinalio serijoje, nors prieš Vytį dar šeštadienį žaidė puikias rungtynes, 18 taškų pelnė, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, rinko 31 naudingumo balą. Mindaugas. Na šiaip, kaip ten sakoma, svarbiausia gerai seriją pradėti ir gerai užbaigti. Tai Stašys su Vyčiu tą ir padarė. Pirmose serijos rungtynėse 32 naudingumo balai, o penktose serijos rungtynėse 31 naudingumo balas. Šiandien gerai pradėti Stašiui jau nepavyks. Kol kas labai prastas pasirodymas ir komandinis pasirodymas ne ką geresnis. Teks posakį perfrazuoti Mindaugui Stašiui. Serijoje Vidijus Kaminskis ir toliau ieško laimės prie metimų iš toli, nepataiko, niekas nepasaugo. Kaip niekas neperspėjo Kazakauskų, kad varžovas už nugaryje ir vėlgi gera energija, perimtas kamuolys. Štai čia jau po perimto kamulio greita ataka, bet prieš tai buvo tas epizodas, kuomet išmuštas buvo kamuolys tam pačiam Kazakauskui. Stašys iš 3 taškų zonos viską meta iš žaidimo pro šalį. Šiandien Stašys, prieš tai Lešiauskas pelnė 20 tašką rungtynėse. Nors ten jau Stašys gerą progą turėjo. Čia jau buvo Telšių komandos gynybos klaida. Nojus Radžius. Stumdosi Kaminskis su Mindaugu Stašiu. Stašiui bus įrašytas taisyklių pažeidimas, pirmoji asmeninė pražanga. Na, bent jau kol kas per sužaistas tas nepilnai 4 minutės po didžiosios pertraukos to atsako į tokį patį fiziškumą, na, vis dar kaip ir nėra. Na, aš kalbėjau jau pirmą mačo pusę, kad Palanga gali, matydama jo rungtynės jau nuplaukė, šiek tiek galbūt galvoti jau apie kitas rungtynės, bet rotacijos prasme tai nelabai daro įtaką, nes 7 žaidėjai rungtyniauja, šiandien 8 žaidėjai rungtyniauja ir, na, taip, gali duoti daugiau minučių Tomui Zelenskiui, galbūt Kalilas Tomasas, Juozas Balčiūnas daugiau žais, bet iš esmės turės žaisti ir tie patys veteranai, kaip Kazakauskas, Stašys ar Jucikas, nes nelabai yra kam juos pakeisti. Tiesiog tas žmonių kiekis nėra toks didelis. Prieš tai vykusios Telšių atakos metu Nojus Radžius mėgė 10 komandos tolimą metimą. Čia Juozas Balčiūnas išloviravęs po reido į baudos aikštelę pelno taškus. Ir po didžiosios pertraukos tai yra Palangos Olimpo tik 7 taškas trečiajame kėlinyje. Kaminskis įmeta Lešiauskui, Gediminas Lešiauskas šiandien mėgaujasi žaidimu ir tuo krepšiniu, kurį gali demonstruoti 22 Lešiausko taškas, skirtumas tarp komandų 30 taškų. Čia pražanga. Ir Telšiai šiame kėlinyje jau yra prisirinkę pražangų. Nojus Radžius gauna 3 pražangą ir iškart keliauja ant suolo. Aistrų, nepaisant didelio pranašumo, vis dar yra nemažai. Norisi Telšiams sužaisti, na, turbūt pilnai tas pilnas rungtynes su puikiomis 40 minučių ir nesinori atsipalaiduoti. Manau, kad ir treneriai padirbėjo ir čia turbūt padirbėjo ir tie komandos labiau patyrę žaidėjai savo jaunesniesiems perdavė tą žinią, kad tokiose serijose atsipalaiduoti negalima ir turi žaisti visas 40 minučių. Juolab, kai žinai, kad varžovų pusėje yra Stašys, yra Ruikis, kurie lemiamose minutėse kartais būna tie svarbiausi veiksniai. Julius Kazakauskas pataiko pirmąjį baudos metimą, pelno 4 tašką. Šiose rungtynėse tiesa yra atkovojęs 8 atšokusius kamuolius, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Ir tarsi ta naudingumo balų grafa taip prastai netrodo, 13 yra surinkęs. Beje, tai jau dar vienas įdomus faktas apie Julių Kazakauską. Nuo šių metų jis Kretingos sporto mokykloje dirba mergaičių krepšinio treneriu. Turi ir savo atskirą grupę. Smagu, galbūt ateityje turėsime dar vieną puikų specialistą, kuris ves mūsų merginas į priekį. Palinkėsime sėkmės Viliui
Stanišauskui vesti mūsų merginas į priekį Europos čempionate. Lukas Valantinas pelnė taškus prieš tai vykusios atakos metu, dabar rungtynių arbitrai paliks kamuolį Palangos Olimpo žaidėjų rankose. Tomas Zelenskį jį grąžino į aikštelę. Juozas Balčiūnas iš eigos meta nepataiko. Julius Kazakauskas kovoja dėl atšokusio kamuolio prieš sutrigubintą gynybą. Ir vėlgi Telšių komandos triumfas gynyboje. Dar viena Palangos komandos klaida. Na, tai jau yra, aišku, kažkiek kita Palangos komanda, negu buvo praėjusį sezoną, apie tai jau kalbėjome. Bet tiems, kas buvo praėjusių metų Palangos komandos sudėtyje, turbūt reikės prisiminti pirmąjį ketvirtfinalio susitikimą su Joniškio Delikatesu, kada komanda pralaimėjo 28 taškais. Pirmasis ketvirtfinalio serijos rungtynes, galiausiai tą seriją Olimpas laimėjo. Tai galbūt tas prisiminimas padės jau šioje serijoje, nes šiandien, na, pripažinkime, kad turbūt nerealu tikėtis, jog dar gali sugrįžti intriga, nes laikas senka, o vienos komandos persvara tik didėja. Laurinas Kaveckis ant parketo. Poilsio minutės suteikiamos Gediminui Lešiauskui. Na, Sandis Buškevicas turės, jeigu skirtumas ir toliau išsilaikys, turės priiminėti taip pat sprendimus, kadangi komanda žaidžia jau kelintas rungtynes iš eilės kas antrą dieną, o dabar turės pertrauką, galima šiandien kažką ir patupyti ketvirtajame ketvirtyje. Julius Kazakauskas suranda antrąjį tolimą metimą rungtynėse ir po didžiosios pertraukos atrišo aikštės šeimininkų krepšį. Kazakausko sąskaitoje jau 7 taškai. 25 dvigubi dubliai šiame sezone, 6 paeiliui ir per pastarąsias 18 rungtynių 17 dvigubų dublių pasirodymų. Ir Kazakauskas šiandien net nenustepčiau, kad vėlgi tą dvigubą dviženklį pasieks. 7 taškai jo kraitėje ir 2 atkovoti kamuoliai. Tai iš esmės, jeigu jis ir toliau žais, manau, kad toje zonoje bus, kuomet pratęs savo tą seriją, bet vargu ar tai gali džiuginti jį ir visą komandą, kai pats kontekstas rungtynėse yra toks. Dabar Telšiai padaro tik 6 klaidą šiose rungtynėse. Igno Razučio nesėkmingas perdavimas nuskriejo tiesiai Herkui Kumpiui į rankas. Herkus Kumpys vienas iš tų dar faktorių, kurie gali turėti įtakos ieškant potencialo šioje serijoje Palangos Olimpui, jeigu, kaip ir buvo kalbėta, galės sugrįžti dar šiame sezone. Na, stebint šias rungtynės, tai net pačios geriausios formos Herkus Kumpys, manau, Palangos komandos neišgelbėtų. Čia perimtas kamuolys ir Tomas Zelenskį iš viršaus pasimėgauja dėjimu. Ja, manau, kad šios rungtynės kažkiek, na, kaip jaunam žaidėjui tikrai duoda daug. 10 jo taškas ir malonu ir tuos tritaškius pataikyti. Bent vieną jis pataikė ir štai greitame puolime dėjimą įdėti. Tomas Zelenskį šiuo dėjimu gerina asmeninį rezultatyvumo rekordą. Prieš tai rezultatyviausias jo rungtynės buvo 9 pelnyti taškai. Jau šiandien jis yra surinkęs jų 10. Dabar ir asmeninė pražanga buvo nubaustas Zelenskį. Gecevičius. Zelenskį vaikosi Martyną Gecevičių. Razutis 10 sekundžių iki Telšių atakos pabaigos. Dalijasi perdavimu su Luku Valantinu, o toks Lukas Valantinas buvo nesustabdomas lemiamame ketvirtfinalio serijos mače prieš Omegą. Zelenskio mintį baigiant, jam tai trūksta apskritai tik 2 taškų iki jo karjeros rezultatyvumo rekordo nacionalinėje krepšinio lygoje. O čia klysta Palangos Olimpas. Pasižiūrėkime, kiek klaidų jau ši komanda yra padariusi. Vėlgi, dažnai aš žiūriu į tą rezultatyvių perdavimų klaidų balansą. Šiandien vienoje pusėje jis yra 15-7. Telšiai po truputėlį tų klaidų prisirinko ir tas balansas nebėra toks galbūt geras, bet jis vis dar išlieka tikrai geras įvertinus varžovus, kurie prarado 16 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Juozas Balčiūnas dirba su Ignu Razučiu. Ir dar viena perimta kamuolį buvo be numatas Tomas Zelenskį. Na, šios rungtynės jau kardinaliai yra kitokios nei bet kuris mačas tarp šių komandų reguliariajame sezone. Ten Palangos Olimpas rinko visose mačuose po daugiau negu 80 taškų, tritaškius realizuodamas 41% taiklumu. Šiandien čia Telšiai jau trečiajame kėlinyje yra priartėję prie 80 taškų ribos
su 55 procentų tritaškų pataikymu ir dvitaškų pataikymas taip pat įspūdingas, kuris yra beveik 70 procentų. Lukas Valantinas neteisus. Trečioji asmeninė pražanga Valantinui. Taip pat 3 asmeninės pražangas Telšių komandos gretose turi Rolandas Jakštas, Nojus Radžius ir 3 nuobaudos yra įrašytos ir Ignui Razučiui. Julius Jucikas prie baudos metimų linijos. Prameta pirmąjį baudos metimą Jucikas. Na, šiandien labai mažai baudų matome. Palanga metė tik 8, baudos metimą realizavo 6. Telšiai šiandien apskritai praktiškai be baudų metimų gyvena. 3 baudas jie metė, 2 pataikė, bet kai tu bendrų procentų tritaškius ir dvitaškius pataikai 64 procentais, tai na, ir tų baudų nereikia. Gecevičius, prilipęs Balčiūnas prie Gecevičius, Valantinas stato užtvarą, Martynas iš 3 taškų zonos nepataiko, bet rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą. Juliui Jucikui buvo fiksuota 3 asmeninė pražanga. Julius Jucikas visoje lygoje yra 4 pagal susirenkamas pražangas. Kamavo jį pražangos ir ketvirtfinalio serija, kur jų susirinkdavo vidutiniškai po daugiau negu 4. Kaveckis. Atiduotas perdavimas Gecevičiui. Kaminskis iš kitos pusės nori statyti užtvarą Gecevičiui. Gecevičius neria į baudos aikštelę. Ir 4 pražanga Juliui Jucikui. 2 pražangos per keliolika sekundžių. Greičiausiai eliminuos Julių Juciką bent kuriam laikui iš šių rungtynių. Kyla Mantas Ruikis, kad atliktų keitimą. Ir dabar Palangos Olimpas žais tik su Kalilu Tomasu priekinėje linijoje ir su 4 žemesniais žaidėjais. Martynas Gecevičius prie baudų metimo linijos meta tik 4 komandos baudą. Gecevičius yra apskritai vienas taikliausių baudos metikų visoje lygoje. 2 pagal pataikymo procentą, kuris yra 88. Ir Gecevičius abejas baudas realizuoja. Šiandien taip pat naudingas jo pasirodymas. 31 taškas skiria komandas. Minutė 10 iki 3 ketvirčio pabaigos. Bružas ryžtasi tolimam metimui. Pataiko Ernestas Bružas. Bružas šiaip į Telšius yra sugrįžęs kelis kart rungtyniauti savo karjeroje. Porą sezonų jis pilnų praleido Telšiuose, o buvo porą sezonų, kuomet Telšiuose jis praleisdavo po dalį sezono. Dabar apsigina dar Olimpas. Ir Bružas dar vieną sega. Iš 3 taškų zonos. Bružas apskritai mėgsta grįžti į Palangos Olimpą. Taip pat sugrįžo po 9 metų pertraukos. Na, Palanga taip pat keitėsi, buvo ta pirmoji Palanga, tada buvo Kuršio etapas, dabar yra Olimpo etapas, bet aišku, Palanga lieka ta pati Palanga kaip miestas. Čia pražanga ir likus mažiau nei pusę minutės dar porą baudos metimų matysime. Trečiajame kėlinyje padaugėjo tų pražangų ir tų baudos metimų, jau jų šiek tiek daugiau matome, ypatingai dabar komandos yra įžengusios į tą daugiau nei 4 pražangų zoną. Ovidijus Kaminskis pataiko pirmąjį baudos metimą, daugiausiai beje pražangų visoje 7bet NKL istorijoje išprovokavęs žaidėjas. Antrai mes taip pat šiandien matome ekranuose, matome aikštelėje. Antras žaidėjas atstovauja Palangos Olimpą, Mindaugas Stašys, bet skirtumas tarp jų yra labai didelis. Ovidijus Kaminskis artėja prie 2000 išprovokuotų pražangų. Mindaugo Stašio kraitį yra 1544. Bružas rikiuoja komandos draugus galimai paskutiniai Palangos Olimpo atakai. Kertai baudos aikštelę per Martyną Gecevičių, paleidžia gana patogų metimą, bet nepataiko. Paskutinės 4 sekundės. Kaminskis nusimeta Kaveckiui, Kaveckis jau susirena, atakuoja, taip pat nepataiko. Trečiasis ketvirtis baigėsi, jį Telšiai taip pat laimi minimaliai 21-20 ir prieš prasidedant ketvirtajam turės 27 taškų pranašumą. Slidus pamatai pasidėti dar iki didžiosios pertraukos lemia tai, kad prieš ketvirtąjį kėlinį daug geresnė padėtyje ir toliau yra Telšiai. Trečiajame kėlinyje jau pataikė ir 4 tolimus metimus svečiai.
ir Telšiai prarado šiek tiek daugiau kamuolių negu įprasta buvo šiose rungtynėse. Trečio kėlinio rezultatas 21-20 šeimininkų naudai, bet vėlgi tai, kas buvo sukurta pirmoje mačo pusėje, pasitarnauja Telšiams, o Tomas Zelenskis žaidžia savo rezultatyviausias karjeros nacionalinėje krepšinio lygoje rungtynes. Aišku, ta karjera dar tikrai pakankamai trumpa, jaunas žaidėjas, bet jau kalbėjome apie jį šiek tiek. Leščiauskas su kamuoliu, prieš jį Mantas Ruikis. Išsikeitimas gynyboje, Julius Kazakauskas gali gintis taip pat ir perimetre. Gediminas Leščiauskas į baudos aikštelę, stos prie baudos metimų linijos, nors Julius Kazakauskas ir labai emocingai reaguoja į šį rungtynių arbitrų švilpuką. Leščiauskas šiandien rezultatyviausias yra savo komandoje, bet galima išskirti ne tik jį. Nojus Radžius turėjo puikią pirmą rungtynių pusę ir toliau lieka su 17 naudingumo balų. Čia Ruikiui įrašyta trečia pražanga, ne Kazakauskui. Gediminas Leščiauskas pataiko pirmąjį baudos metimą. Susikaupęs ruošiasi antrajam. Ir pelno dabar 24 tašką rungtynėse, gerindamas asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą. Iki šiol 23 taškus daugiausiai buvo pelnęs Gediminas Leščiauskas lapkričio 5 dienos rungtynėse prieš Alytų. Tose pačiose rungtynėse, kuriuose Juozas Balčiūnas ir pelnė mūsų minėtus anksčiau 32 taškus. Kalilas Tomas ima kamuolį, nepavyksta realizuoti taiklių metimų. Mantas Ruikis iš 3 taškų zonos niekaip neprisišaudo. O Tomasas dabar stos prie baudos metimų linijos, kadangi pražanga įrašyta Ovidijui Kaminskiui. Šį sezoną, kai Palanga praleidžia bent 80 taškų, jie yra laimėję tik 2 kartai ir abu kartai buvo su Telšiais, kuomet buvo laimėta 86-84 ir 88-86. Visi kiti kartai, kuomet Palanga praleisdavo bent 80 taškų, baigdavosi nesėkmėmis ir tokių nesėkmių buvo 11. Šiandien panašu, kad vėlgi praleista 80 taškų ir bus per tokių 14 rungtynių 12 pralaimėjimas. Kalilas Tomas pataiko antrąjį baudos metimą, pirmasis skriejo pro šalį, 26 taškai skiria komandas. Ovidijus Kaminskis dabar įžaidinėja kamuolį Telšių komandos penkete. Leščiauskas su juo, vėl Kaminskis atakuoja Tomasą. Nugarai krepšiui žaidžia Kaminskis, praneria po krepšių, nepataiko. Inas Gecevičius puolime kamuolį atkovoja. Bet šiaip labai gera ataka, vėlgi buvo aišku, ką nori Telšiai daryti. Tai yra atakuoti Kalilą Tomasą. Ta darė Ovidijus Kaminskis ir jis taip savo ramiai po truputėlį atsistūmė varžovą, išsimetė gerą metimą, nepataikė, bet prie visų Palangos problemų, jeigu Gecevičius puolime atkovoja kamuolį, tai jau ką ir bekalbėti. Kokia gera čia buvo Telšių komandos gynyba, visiškai izoliavusi galimą perdavimo kelią. Užstrigo Juozas Balčiūnas, Igno Razučio ir Rolando Jakšto gniaužtose ir perdavimas tiesiog į niekur. Vėlgi užsikūrusi Telšių sporto arena, kuri šiek tiek buvo jau ir pripratusi prie to gero gyvenimo šį vakarą ir triukšmavo kažkiek mažiau iki šio momento. Na, turbūt kažkiek ir Meškos paslaugą padarė tie reguliaraus sezono mačai Palangai. Visos 3 rungtynės laimėtos, bet laimėtos po atkaklios kovos ir galbūt netgi tai kažkiek, Telšiams pridėjo tos papildomos motyvacijos. Palanga buvo likusi vienintelė komanda šį sezoną, kurios Telšiai dar nebuvo įveikę. Ir manau, kad tas didžiulis noras įveikti varžovus tikrai buvo ir tas noras šiandien yra suderintas su kokybė. Ir Kalilo Tomaso dar pražanga. Stos Gediminas Leščiauskas prie baudos metimų linijos. O Kalilas Tomasas prasižengė 4 kartą, 4 asmeninės pražangas. Šiandien yra jau surinkęs ir Julius Jucikas. Vadinasi, vienintelis priekinėje linijoje gan vis dar saugiai rungtyniaujantis yra Julius Kazakauskas su 2 asmeninėmis pražangomis. Leščiauskas gali gerinti ir toliau savo rezultatą šiose rungtynėse, taip keldamas į viršų asmeninį rezultatyvumo rekordą. Pirmasis baudos metimas tikslus. Dabar abi komandos turės gan neįprastą šio sezono 7bet NKL atkrintamosioms
4 dienų pertrauką ir tikrai galės išsilaižyti ir žaizdas atsivėrusias šiandien Palangos Olimpas ir galės pailsėti, jeigu to poilsio trūko po šeštadienio lemiamų rungtynių prieš Vytį VDU ir sunkios ketvirtfinalio serijos. Gediminas Leščiauskas, 27 šiandien jo karjeros rezultatyvumo rekordas nacionalinėje krepšinio lygoje. O Gediminas Leščiauskas kyla. Pirmaisiais, kuomet Klaipėdos Neptūno Aqua Service gretose jis pelnė 30 taškų, čia ir 29 tokių elegantiškų dėjimų dešinę ranką. 33 taškai skiria komandas, Stašys neria po krepšių, ieško Zelenskį, bet Zelenskį buvo jau per toli nuo kamulio. Mindaugo Stašio priekaištai jaunajam komandos draugui. Na, Stašys susidūrė su tokia gynyba, kurios šį sezoną mažai buvo gavęs. Ir šiandien Mindaugas, sakyčiau, žaidžia prasčiausią savo rungtynes. Viso labo 2 taškai, visi 5 pramesti metimai iš žaidimo, 4 padarytos klaidos. Ir Gediminą Leščiauską čia sveikina ir komandos draugai, ir žiūrovai. O Stašys lieka Palangos penkete, nes tiesiog nelabai yra kam pakeisti jį. Net ir dalis žiūrovų atsistoja, išlydėjo Gediminą Leščiauską, kuris galimai galbūt jau ir nebegrįš ant parketo šiame susitikime. Martynas Gecevičius su Juliumi Kazakausku grūmėsi dėl šio kamulio, ginčą fiksuoja rungtynių arbitrai, o Erikas Kubilius į aikštelę vėlgi gražina Ernestą Bružą. Mantas Ruikis keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo. Eiliškumo tvarka. Kamuolys atitenka Palangos Olimpui. Na, po tokių rungtynių Telšiai gal net ir sutiktų žaisti vėl po poros dienų. Palangai tos kelios dienos gali būti labiau į naudą. Na, įvertinus šias rungtynes reikės pasidaryti pamokas ir naujomis jėgomis su galbūt nauja strategija kibti atlapus varžovams šeštadienį. Zelenskį savo geras rungtynes toliau tęsia, 15 taškas, 2 taiklus tritaškis. Ir taip pat bando teikti paraišką dėl didesnio minučių skaičiaus rungtynėse taip pat ateityje Erikui Kubiliui. Rolandas Jakštas gavęs perdavimą ant ūso pelno taškus. 32 taškai skiria komandas. Zelenskį nusimeta Kazakauskas. Dvitaškių pataikymą, kaip kardinaliai jis skiriasi. Tritaškių pataikymas taip pat kardinaliai skiriasi, bet buvo rungtynėse momentų, kada tas tritaškių skirtumas buvo dar didesnis. Dabar Telšiai yra prametę kelis metimus paeiliui ir tas procentas sumažėjo iki mažiau negu 50. Ovidijus Kaminskis keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo. Vilius Pocius aikštėje. Mindaugas Stašys, prieš jį Ignas Razutis. Razutis su 3 asmeninėmis pražangomis kol kas. Stašio reidas į baudos aikštelę. Čia buvo sumanymas labai geras, bet kiek vėlavo ir žingsnių atsiliko Kalilas Tomasas, kad pasiektų šį perdavimą ir galėtų kurti ataką po varžovų krepšiu. Beveik 3 sekundės dar lieka Palangos Olimpo atakai. Kalilas Tomasas priima kamuolį, žaidžia tarsi gynėjas. Na, nežinau, ar kažką galima išpešti iš tokių situacijų Olimpui. Na, kas dar pakankamai įdomu, kad šioms komandom žaidžiant tarpusavėje reguliariame sezone būdavo svarbi kova dėl kamuolių. Ir Palangos Olimpas buvo laimėjęs tą kovą dėl kamuolių visose 3 rungtynėse, ypatingai pirmajame tarpusavio mače ta kova buvo labai svarbi, kurią Olimpas laimėjo 52-38. Šiandien Olimpas taip pat laimėjo kovą dėl kamuolių, bet kai Telšiai taip pataiko, tai be abejo ta kova dėl kamuolių jau yra mažiau aktuali. Vilius Pocius pelno 6 tašką rungtynėse. Didina atotrūkį iki 34. Kalilas Tomasas iš 3 taškų zonos nepataiko. Gecevičius ima atšokusį kamuolį ir vis tvirtesnės pergalės nuojautos Telšių sporto arenoje. Na, žinoma, čia sirgaliai turbūt jas jautė jau ir po didžiosios pertraukos. Vilius Pocius atiduoda Gecevičiui. 8 sekundės iki Telšių komandai skirto atakai laiko pabaigos. Gecevičius metant tritaškį pataiko, jo iškeltos rankos. Ir žinai, Dainiau, LRT yra tokia graži laida. Mano pasas meluoja. Ir aš matydamas vis dar taip puikiai aikštėje atrodantį Martyną Gecevičių, drįstu spėti, kad jis yra vienas tos laidos sumanytojų. Gali būti daug čia tokių yra Telšių komandoje šiandien. Ir Gecevičius, ir tas pats Kaminskis, gal net ir Razutis, kuris šiandien
kažkiek yra galbūt fone kitų komandos draugų. O šiaip Palanga artėja prie to, kad pralaimėtų rungtynės didžiausia varžovų komandos persvara šį sezoną. Buvo ta nesėkmė jau mano minėta ir kiek anksčiau. Sūduvai Mantingai 23 taškais. O Telšiai be abejo pasieks didžiausią pergalę. Nojus Račius ir Lukas Valantinas grįžo ant parketo. Vilius Pocius su kamuoliu prieš Kazakauską nusimeta Radžiui. Vėlgi savalaikis Kaveckiui įkirtimas ir Kaveckis nepabūgęs Kalilo Tomaso atakuoja jį. Metimas atšokus, bet nepataiko Kaveckis. Zelenski. Kazakauskas. Dabar jau Kazakauskas likęs prieš Kaveckį. Į kraštą nusimeta Ernestui Bružui. Na, Bružas po didžiosios pertraukos vienas tų šviesulių bent jau puolime Palangos Olimpo gretose. Dar vienas Bružo metimas. Kažkiek susimetė jau tuos metimus antroje mačo pusėje. Bružas, Kazakauskas porą tritaškių pridėjo. Zelenski vieną pataikė antroje mačo dalyje. Bet vėlgi ieškojo antro metimo, bet nepataikė. Iš esmės, ta antroji mačo dalis jau buvo tik formalumas, kai po tų kelių pirmųjų trečiojo kėlinio minučių nepamatėme, kad kažkas labai keistųsi. Zelenski į kontaktą su Luku Valantinu, dabar tinklinis prie Telšių komandos krepšio. Martynas Gecevičius greitoje atakoje nusimeta Kaveckiui ir spėjo palankiškai grįžti į gynybą. Ernestas Bružas pakilęs prie Nojaus Radžius. Radžius į kraštą Pociui. Pocius taip pat ieško savo galimybių. Jo tritaškis metimas ir Telšiai atrodo žais 100 taškų rungtynes. Šį vakarą 97 pelnytas jau šiose rungtynėse, o lieka dar daugiau kaip 3 minutės. O Palanga yra vidutiniškai mažiausiai taškų lygoje praleidžianti komanda. Aišku, buvo rungtynės su Šakiais ketvirtfinalyje, kai 103 taškai buvo praleisti, bet tada jie ir patys 91 pelnė. Šiandien ir puolimas katastrofiškas ir gynyboje tikrai problemų tiek daug, kad na, jeigu reikėtų daryti namų darbus iš šių rungtynių, tai nežinau, kiek sąsiuvinių turėtų prisirašyti Erikas Kubilius su klaidomis, kurias reiktų taisyti. Nojus Radžius 2+1 situacijas, tos prie baudos metimų linijos. Vienas taškas vis tik buvo atimtas Telšių komandai. Vilius Pocius mindamas ten tritaškio liniją prieš tai vykusios atakos metu. Atakavo iš krašto. O Nojus Radžius prie baudos metimų linijos dar labiau priartins 100 tašką, jei baudos metimas bus tikslus. Julius Kazakauskas ir Mindaugas Stašys ant atsarginių žaidėjų suolo. Ne visai nusisekusios rungtynės Palangos Olimpo lyderiams. Taip švelniai tariant, sakyčiau, ne visai nusisekusios. Aš šiek tiek sušvelninau, todėl kad Julius Kazakauskas šiandien ir 9 kamuolius atkovojo, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Na, ne tik taškais viskas matuojama, bet vėlgi 17 naudingumo balų taip pat nėra tai, prie ko mes esame pripratę šiame sezone stebėdami Kazakauską. Na, Palangos komandos lyderiams reikės dabar darytis išvadas, galvoti, kaip įveikti tokią Telšių komandą. Ir čia turbūt, na, reikės gilesnių apmąstymų. Ne tik baisus rezultatas iš Palangos komandos pusės, bet jeigu žiūrėsime į naudingumo balus, tai Telšiai jų yra surinkę 117, Palanga tik 57. Iš 3 taškų zonos 100 tašką pelno Telšiai. Pataiko čia tritaškį metimą ir jaunasis Benas Leinartas ir taip džiaugiasi visa Telšių sporto arena. Mindamas liniją pataiko, 2 taškai atrodo įrašyti, bet ne, vis tik 3, bet jau nebesvarbu, kokios vertės tai buvo metimas, tai buvo svarbiausia, kad taiklus metimas, kuris dar labiau pakėlė tą energijos lygį čia Telšių arenoje. Kalilas Tomasas tuo tarpu pasigerins savo statistinius rodiklius ir jau po rungtynių neatrodys jo toks prastas pasirodymas jose. Dar 2 Tomaso taškai po dėjimo. Radžius Leinartui. Leinartas dabar jau iš 3 taškų zonos. Antras iš eilės šūvis ir Telšių ekipa šiose rungtynėse vėl pataiko 12 tritaškį iš 25. Benas Leinartas, minėjai Zelenskį, gal kažkiek užsideda pliusą prieš trenerį. Benas taip pat parodo, kad gali pataikyti. Tai yra jo pirmieji taškai šių metų atkrintamosiose,
kuriuose jis iki tol nebuvo žaidęs. Taip pat verta paminėti, kad ir Titas yra jo brolis penkete, tad telšiams šiandien pilnas komplektas. Dar vieną pataiko Benas. Kaip per treniruotę šypsosi ir pats Leinartas, o skirtumas tarp komandų 39 taškai. Viskas naudingiausias šių rungtynių žaidėjas Benas Leinartas. 3 taiklūs tritaškiai ir, kaip ir minėjau, pilną komplektą šiandien pasiima telšiai. Ir pergalę, ir 100 taškų pasirodymą, ir jaunojo Beno taiklių tritaškų fiestą jau pačioje rungtynių pabaigoje. Bet serija iki 3 pergalių, tad visko dar gali būti. Juozas Balčiūnas ten atsakė taip pat tolimų metimų iš 3 taškų zonos ir toliau šaudo telšių ekipa. Dabar Titas Leinartas bandė prisijungti prie brolio sėkmingo pasirodymo, to padaryti nepavyko. Balčiūnas geras perdavimas Zelenskijai, kirtusiam į baudos aikštelę arčiau krepšio. Zelenskijai taip pat šiandien yra nuostabus 17 taškų Tomo sąskaitoje. Na, šiandien ta asmeninė statistika kažkiek tokia iškreipta, galbūt neatspindinti viso sezono, nes Palangos Olimpas tikrai nėra toks blogas, o telšiai su visa pagarba jiems turbūt stabiliai nėra tokie geri, kokie jie šiandien buvo. Bet atkrintamosios yra sudarytos iš mažų detalių ir šiandien telšiai tas mažas detalės sudėliojo taip, kad turime plus 34 geriausią telšių komandos pasirodymą ir be abejo blogiausią Palangos komandos šio sezono pasirodymą. Baigėsi šios rungtynės 107-73 galutinis jų rezultatas. Telšiai jie sugebėjo laimėti net ir ryškiai pralaimėdami kovą dėl atšokusio kamuolių 28 prieš 38. Nuostabų pasirodymą šiandien ir žaidimą aikštėje kūrė Gediminas Lešiauskas. Jo sąskaitoje 29 pelnyti taškai. Karjeros rungtynės taip pat puikiai Lešiauskui talkino Nojus Radžius. Šiandien pelnęs 14 taškų, atlikęs net 8 rezultatyvus perdavimus. 13 taškų pridėjo Martynas Gecevičius, pagaliau grįžtantis į tą Martyno